Sveiki, šioje pamokoje mes susipažinsim su mokinių darbo priežiūros ir redagavimo galimybėmis. Mokytojo paskyroje yra kortelė klasiokai, kur yra patalpintas jūsų virtualios klasės mokinių sąrašas. Visą sąrašą peržiūrėti padeda nuoroda Show All. Atsiveria visų jūsų virtualios klasės mokinių sąrašas. Jeigu mokinių sąraše yra daugiau negu 30, viename puslapyje visas sąrašas netelpa. Peržiūrėti visą sąrašą padeda virtuali puslapio peržiūro juostelė. Mes galime nustatyti sąrašų sudarimo tvarkos kriterijų. Pavyzdžiui, mes norime, kad sąrašas būtų sudėliotas abėcėlės tvarka. Pasirenkame ABC. Norime, kad būtų surišuotos pagal tai, kokie mokiniai dabartiniu metu yra prisijungę. Taip pat mes galime surasti visame sąraše konkretų mokinį. Pavyzdžiui, įvedam vardą ir spaudžiam mygtuką Search. Ir programa iš visų sąrašų suranda būtent mokinį turinti vardą Aivaras. Mokinių sąrašų atvaizdą mes galime sumažinti paspaudžius mygtuką ir padidinti paspaudžius kitą mygtuką. Dabar panagrinėsime, kaip mes galime prižiūrėti mokinių darbą. Mokinių sąraše yra mokinio vardas, mokinio atvaizdas. Mokinių vardas taip pat yra ir nuoroda į jo profilį. Paspaudžius vardą mes galime peržiūrėti mokinio profilį. Mokinio laukelėje taip pat yra nupieštas vokas. Tai galimybė tiesiogiai jam parašyti laišką. Yra nuoroda Edit Account, paspaudžius kurią mes nukeliaunam tiesiai į mokinio profilio redagavimo laukelį. Čia mes galime paredaguoti arba pataisyti mokinio profilį. Nuoroda Change Password leidžia mums pakeisti mokinio slaptažodį. Nuoroda Delete leidžia mums ištrinti mokinį iš sąrašo. Uždėjus varnelę šalia žodžio Edit Nickname ir paspaudžius mygtuką Edit Nickname, mes galime pakeisti mokinio prisijungimo vardą. Paspaudžius nuorodą Access Student Account, mes galim nukeliauti į mokinio paskyros vietą. Tokiu būdu mes pilnai galime visapusiškai peržiūrėti, priežiūrėti mokinio darbą. Tokios priežiūros ir redagavimo galimybės turi tik tai virtualios klasės mokytojas.